Sveiki bičiuliai. Ar čia mėnulis veikia, ar kas čia darosi su žmonėmis, bet vėl turiu jums istoriją. Kaip visada, spustelkit laiką, pasidalinkite šituo video, bei paspauskite follow, jeigu dar to nesate padarę. O kad daug kas nėra padaręs, matau pagal statistiką. Žiūrėti ir, kaip sakant, nepasekti gėdinga. Dabar istorija. Vėlgi su klientu. Ir tokių klientų, bičiuliai, tikrai pasitaiko ir ne vienas. Taip kad galbūt kažkam ir iš jūsų bus, kas dirbate su klientais, situacijų kažkokių galite pasidalinti komentaruose, manau, ne vienam bus įdomu paskaityti. Istorija tokia. Užsako klientas automobilio paiešką. Užsako paiešką, biudžetas neįspūdingas, tačiau norai nemaži. Geri metai, ekonomiška, ledinė ir visa kita. Biudžetas 14 000, norimas automobilis SUV tipo, dominantis, kaip sakant, modeliai 4. Matau, kad 2 modeliai tikrai nebus tvarkingi už tą biudžetą, nu ir 2 galima rasti. Užsako žodžiu paslaugą, paaiškinu, iš kurių automobilių reiktų rinktis, viską susitarėm. Per savaitgalį, žodžiu, gaištu savo laiką, skambinėju pardavėjams, atrenku automobilius, kurie yra verti dėmesio, nusiunčiu, niekas netinka. Tai metai per seniai, noriu naujesnių, tai dar kažkas, tai dar kažkas. Nu, okei. Sakau, jeigu jau taip, niekas netinka, tada laukiam naujų skelbimų, atsiras nauji skelbimai, vėl, kaip sakant, pasuksiu, pasiklausinėsiu, jeigu bus tinkamas tikrinti, pasiūlysiu jums. Gerai. Praeina diena, atsiunčia pati visai kitus modelius, negu kad, kaip sakant, tarėmės ieškoti. Atsiunčia, sako, kaip šitas variantas. Nu, aš pasižiūriu, pardavėjas žinomas, dažnai randam atsuktą ridą ir sakau, šitas netinkamas. Supratau. Atsiunčia vėl kažkokį kito automobilio. O kaip šitas? Sakau, čia irgi pardavėjas žinomas, vienos nesąmonės, taip toliau, net neverta prasidėti. Žodžiu, niekas jai netinka, galų gale grąžinkit man pinigus. Nu, visą teisę, kadangi darbų kažkiek atlikau, teisingai automobilį nepatikinom, visą teisę turėčiau kažkokią dalį, nedidelę pinigų, pasilikti savo už vargą ir laiko gaišimą su tokiais neapsisprendusiais žmonėmis. Nu, bet gera širdelė, plika šiknelė, kaip ten sako, grąžinu aš jai tos visus pinigus, kad, kaip sakant, man būtų galva rami. Tai dabar moralas kame? Apsispręskit, žmonės, gyvenime, ko norit. Jeigu nežinote, neužsakinėkit paieškų, negaiškit savo laiko, kitų laiko. Aš suprantu, kad galbūt jūs to laiko turite, bet asmeniškai aš labai jo neturiu. Taip, kad pas mane viskas suplanuota nuo A iki Z, kiekviena minutė, kiekviena valanda, kaip sakant, reikia ir su šeima pabūti, ir prie namų darbų yra ir taip toliau. Taip, kad gerbkime vienas kitą, bičiuliai, ir visų pirma apsispręskim, o tada užsakinėkime paieškas. Ačiū visiems, lauksim jūsų istorijų komentaruose ir gražios jums likusios dienos. Iki.